Pacientų pabuvojus pas tokį mediką ir ne tik vaistukų, o su nepatenkintais pacientais teko akis į akį susidurti ir teismo salėje. Taigi netrukus apie visą tai išsamiau. Tad būtinai likite kartu, visą tai labai greitai. Labas vakaras, LNK žiniose svarbiausi pirmadienio įvykiai kviečiame žiūrėti. Aš Gintaras Deksnys ir aš Adomas Grinius su sportu. Pirmiausia, įvykių santrauka. Narkotikų ir elektroninių cigarečių plitimas Lietuvos mokyklose prezidento nuomonė jau peržengė nacionalinio saugumo slenkstį. Valstybė nekontroliuoja narkotikų vartojimo problemos, o ministrai neslepia, kad narkotikų paplitimo masto neįmanoma nustatyti. Prezidentas neatmeta galimybę šį klausimą taip pat svarstyti ir Valstybės gynimo taryboje, jeigu matysime, kad valstybė nesugeba paimti į rankas situacijos. Notarams nebeleista imti atskiro atlygio už sunaudotus popieriaus lapus ar duomenų perdavimą registrui. Papildomos paslaugos nuo šiol įtrauktos į bendrus įkainius, kurie bus vienodi visų notarų. Pas vieną naini vieną kainą, pas kitą naini kitą kainą. Miestuose dirbantis notarai uždirba kiekvienais metais milijonus, o kaimuose ir regionuose ta situacija yra kiek kitokia. Policijos vadas pripažįsta, kad pareigūnai neatliko pareigos, leisdami grupeliai radikalų sužlugdyti gėjų mitingą. Valdantieji smerkti policijos neskuba. Opozicija sako, kad pareigūnai kruopščiai saugo tik valdžios renginius. Mokomės iš savo klaidų ir ateityje turim išmokti šitas pamokas. Gal pačiai ministrai pirmiausiai trūksta intelekto valdyti šitą visą sistemą. Investicinis gyvybės draudimas netitinka net 4 iš 10 apsidraudusiųjų poreikių. Lietuvos bankas siūlo naikinti agentams ir tarpininkams komisinius už sudarytas sutartis. Agentus labiau skatina parduoti kuo daugiau, o ne įsigilinti į kiekvieno pirkėjo naudą. Reikia žmogui išaiškinti taip, kad jis viską suprastų. Kyjive istorinis visos ES užsienio reikalų ministrų susitikimas. Pirmas už bloko sienų, bet busimoje narėje. Vokietija priminė pažadą, bendrija ateityje plėsis nuo Lisabonos iki Luhansko. Buvo daug žinučių, galinčių sukelti abejonių, ar mes rimtai nusiteikę. Tikiuosi, šis susitikimas išsklaidys abejonės ir pasiūs labai aiškią žinią. Europa su Ukraina iki pat jos pergalės. Kaune teismas paskelbė nuosprendį apsišaukėliui dantistui, remontavusiam klientų dantis staliaus įrankiais. Raštas bei pedikūro freza bus sunaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus. Atgailauju, bet man reikia, aš vieną darbą tik padariau, man reikėjo dėl vaistų. O Panevėžio rajone po rekonstrukcijos atidarytas Pašilių stumbrynas. Dabar bus saugiau ir lankytojams, ir miško galiūnams. Dabar žinau, kad jis man nieko nepadarys. Aš jos pavaišinsiu ir viskas. Dėl to, kad už svoros. Taip, o miškį pamačius, turbūt infarktas garantuotai. Narkotikų mokyklose problema pasiekė prezidento rūmus. Gitanas Nausėda įsikvietė policijos vadą ir 2 ministrus – švietimo bei vidaus reikalų. Anot prezidento, kova su narkotikais turi tapti nacionalinio saugumo tema, nes situacija tampa nebekontroliuojama. Kalbama ir apie griežtesnės paauglių kontrolės priemonės ir atsakomybės didinimą naktiniams klubams. O medikai sako, kad jaučiasi bejėgiai ir kalba apie atvejus, kai pagalbos prireikė net 8-mečiams. Išsamiau Aušra Šiaulytė. Aplink Sietuvos progimnaziją tvora atsirado prieš 4 metus. Mokyklos direktorė sako, dabar ramiau. Aplink bent jau nebesišlaisto neaiškus tipai, galintys vaikams pasiūlyti praktiškai bet ko. Visi tą temą dirbame ir rūpinamės, kad būtų saugu. Rūpestis yra, tačiau panašu tvoros prieš problemą per menkos. Realybė tokia, jog pagrindinis vaikų verbavimas vyksta internete, o įklimpus fronte lieka stovėti medikai. Asmeniškai patį mažiausiai, kurį man teko skubiai pagalbai konsultuoti ir gydyti, buvo 8 metų. Būtent nuo narkotikų apsvaigę? Taip, bet plačiau pasiaiškinus, ten buvo vyresni broliai vartojantis, platinantis ir jisai irgi pabandė. Aš nepavydžiu dabartiniam
paauglių tėvam pagal tai, kas dabar darosi. Pagrindinis ir populiariausias nuodas dabar